Kai aš buvau mažas, mane mama vežiojo vežimėlyje, aš iškritau ant šaligatvio ant galvos ir pirmą kartą gyvenime pagalvojau, nei iš jo, nei iš to būsiu artistas. O Dieve mano, jeigu būtų kažkoks receptas, atsiverti receptų knygą, kaip tokius vaidmenis kurt, kaip tokius vaidmenis. Nėra to recepto. Aš nežinau, kaip kurt vaidmenį. Aš jas dabar nežinau, nuo ko pradėti. Stengiasi įsiklausyti režisieriaus užmanymą. Režisierius ima pjesę, jis mato tą pjesę, kokia ten ar sena, ar klasika, ar naujoviška, jis mato jos pastatymą, jos realizaciją, jisai mato savo užmanymą tą ir įsiklausyti jį, pasikliauti režisierium ir padėti jam, ieškoti tada su juo bendro to vardiklio. Gal ne viskas tinka, gal ne viską, gal paklust galima režisierių, galima savo liniją kažkokią vesti, bet ta linkme, kur veda režisierius. Režisieriaus įsiklausimas. Pjesė yra, bet jinai gali prastovėti 100 metų, nieks jos nepastebės. Gera pjesė. Bet jeigu atsiranda vertintojas turi būti, režisierius, tas, kuris stato, jeigu jis mato ją, tai gera pjesė. Jeigu jis mato, kaip ją atidaryt, kaip ją ne siužetą papasakot, bet ją praturtint, tai tada gera pjesė. O pjesė, daug pjesių yra, reiškia. Ir vienos atidaromos, kitos užmirštamos, kitos po 100 metų, po 200 metų atrandamos. Tai aš nežinau, sakau, nei gera, nei bloga. Jinai yra pjesė kaip pjesė, tik turi būti vėl tas, kuris rado ir pjesė. Ir reiškia, jeigu jie va šitaip ir dar kažką tai užaugina iš tos pjesės, va tokį bumbulą, kuris kartu su artistais, su dailininku, su muzika, reiškia, pasiekia žiūrovą, tada scenos baimė, man atrodo, kad jinai negali visuomet prieš Jėzų, kad visi bijo. Ta peržengt prieš tą Jėzų Mariją, kaip ir nervas ima ir Jėzų kažką kartojasi, ar tik toj vietoj palaukit, dar kartais bėgu pasitikrinti, koks tas tekstas. Nes paimi tą kažkokį tai mažą atkarpėlę, reiškia, lėki, o žinot, kai atskirai paimi, užstringa, reiškia, nervinėsi. Iš vis, baimė yra, bet peržengi. Tai reiškia, pradedi dirbti ir jau dirbi, tada jau viskas. Tada jau kvėpuoji su partneriais, su žiūrovais, jau gaunasi. O šiaip tai tas, gal net ir gerai, tas adrenalino įsiskyrimas, tas faina. Kritikas yra kaip auklėtojas, kaip pedagogas. Jis reiškia, vis tiek jis turi auklėti ir žiūrovą. Nes, aišku, tą komediją mes visi suprantam, bet jeigu sudėtingesnis spektaklis, tai labai gražu, kad žmogus, reiškia, inteligentas, pasižiūrėjo spektaklį, kažkokių klausimų tokių, bet kai perskaitais, auklėjimas turi būti, supratimas tos gal ir sudėtingesnės pjesės kažkokios, taip turėtų būti, man atrodo. O gal klystu, nežinau. Gal žmogaus prigimtyje yra tas teatras užkoduotas. Pažiūrėkit, ir užgavėnės vyksta, ar ne, tas persirenginimas. Karnavalai visokie per kalėdų metu, reiškia. Ir tas kalėdas senis, reiškia, irgi kažkoks persirengęs. Aš nežinau, ir visose, žiūrėkit, grimuotis, kaip ir indėnai grimuojasi. Tas grimas ant savęs tepimo. Kai pasižiūrėjau, visose kultūrose turbūt yra, ir Venecijos karnavalas. Žmogaus prigimtyje gal tas yra teatras. Ir reiškia, dar jeigu ateini, dar susimoki už bilietą tos pinigėlius, reiškia, jeigu dar tave pagauna, jeigu tą išgyveni dar tą katarsį, kai susimoki ir dar verki. Suprantat? Ar ten juokiesi labai iki ašarų irgi. Faina, kas gali būti geriau. Tai turbūt gal ir neišnyks tas teatras toks, nes jis reikalingas žmogui.
mes mirčių patyrėm daug. Tai irgi mūsų brandino tai. Mūsų tėvų mirtis, mūsų senelių mirtis, mūsų artimų draugų mirtis. Vien tik tai Šiaulių dramos teatre jau kiek netekta, aš pakeliu negatyvus. Pasižiūriu, reiškia, nuotraukas, žiūriu, stovi miręs. Jau pusės nėra. Jau mes turtingi savo tą mirčių patirtimi. Jau subrendę. O žinokit, reiškia, kaip ir gimimo patirtis. Tarp kitko, ir esu dalyvavęs abiejų vaikų gimimuose. Ir esu dalyvavęs mirties tam procese. Tai, žinokit, žmogų paveikia. Tai aš manau, kad reiškia visas tavo bagažas. Ir dar jeigu tu neleidi savo sugriūt, tai irgi tavo valioj. Nu tai ir yra tavo instrumento tobulinimas, kurį panaudoji paskui. Vaidindamas, kurdamas personažą. Dieve mano, kas nenori įvertinimo, parodykit man, kas nenori įvertinimo. O artistas, dar Dieve mano, jeigu tu jį pagirsi, kad jeigu, kaip sakyt, jeigu jis iš tikrųjų gerai suvaidino, reiškia, jeigu pagirsi, tai Jėzau Marija, tai sparnaigi dygsta, ir meluoja tas, kuris man tas pats nebūna. Nauja karta atneša kažkokį tai naują mąstymą, naują laikmetį. Ir reikia juos įsiklausyti, ir jeigu spėjai sekt paskui juos. Dalyvaut dabartyje, ne praeitie, mes praeities, jau reiškia, mes taip vaidinom su grimais, kad mūsų 17 eilė girdėtų. Dabar Paulius atėjo, Kala, nereikia man teatro. Mes žiūrėjom ten kelintų, nežinau, su Sophie Loren, Meilė po guobom, filmą žiūrėjom. Kaip nereikia vaidinti. Įsivaizduojat, kaip viskas keičiasi, kaip nereikia vaidinti. Sophie Loren, kaip pavyzdys, taip nereikia vaidinti. Tai mus dabar reiškia irgi mušė, kad mes nevaidintumėm, kad nei balse, nei tembrė, niekur nebūtų to teatro, kad mes gyventume. Aš džiaugiuosi, kad aš Šiaulių dramos teatre patekau, nes pas mus nuostabus kolektyvas. Mes kaip viena šeima. Mes gaudami dublerį vaidmeniui, mes nekonkuruojame, mes vienas kitam padedam. Aš nežinau, ar yra kitose teatruose taip. Mes vienas iš kito mokomės, patarėm vienas kitam. Ir džiaugiamės, kai turim, nes gerai, tave gali pavaduoti kažkas. Faina, aš nežinau, aš labai patenkintas, aš labai džiaugiuosi, kad aš turiu čia namus, savo namus, aš einu į darbą kaip į namus, aš noriu eiti į darbą. Aš net jeigu ir nereikia, būnu mieste, aš būtinai užeinu į teatrą, kaip neužeiti į teatrą. Ir aš iš teatro labai noriu einu namo. Labai noriu, nes yra kas laukia. O kai laukia tavęs, faina. Namai tai mano šeima. Tai mano šeima ir iš vis aš galvoju, kad šeimoj svarbiausia yra nesupainiot prioritetų. Aš galvoju, kad šeimoje yra svarbiausia vyras ir žmona. Paskui vaikai. Ir aš manau, kad klysta tie, kurie galvoja, kad vaikai, labai per didelis utriruotas dėmesys vaikams labai, nes vaikai yra šeimos tam tikras etapas. Vaikai vis tiek, reiškia, jie paskui gyvena savo gyvenimą ir vis tiek lieki tu ir tavo antra pusė. Tai aš gal džiaugiuosi, kad kol kas ir kuriant ir šitos fizinius tuos namus, reiškia, ne dvasinius, kad mūsų su Daivute sutampa gal žiūrėjimo kryptis ir matymas, to rezultato matymas pas mus vienodas. Mes niekur kažkaip ta pačia ir į aplinką tą pačią linkmę žiūrim, ir į maistą tą pačią linkmę žiūrim. Aš nežinau, mes kažkaip, ir į gyvūnus mūsų, mes net 3 šunis turim, nuostabius šunis, visi rastinukai. Tai, žodžiu,
žiūrėjimas tą pačią kryptim.